Labas. Šiandien mes Alikantės parke. Tu sakyk, ką? Palauk, Labas. 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 Šiandien mes Alikantės parke. Taip. Šunų parke. Šunų parke. Einam kartu pasivaikščiot. Einam šunų parke. Pasivaikščiot kartu. Einam. Čia yra dar vienas nepaprasto grožio parkas ir dabar darbo diena iš viso tuščias ir čia galima ateiti su šunimis. Žiūrėkit, kokios įspūdingos šaknys. Kasos. Žiūrėk, medžių kasos. Pažiūriu. Bet rimtai atrodo kaip kasos. Nerealiai visiškai. Absoliučiai, man tokie kosminiai šitie medžiai. Šunų šeimininkų labai mėgstamas parkas. O šios krūmus tai jau čia pirmą kartą matau žydinčius. Pažiūrėkit, kokie žiedai. Jaučiu, gausim lietaus, pradėjo lyti. Kaugi, kur tėtis pabėgo? Eik ieško tėčio. Einam parodysiu, kas čia yra. Čia labai graži idėja padaryta iškeliausiems pas angeliukus, keturkojams draugams. Šiaip įdomi idėja. Mes jau seniai čia pastebėjom, tai taip labai įdomiai atrodo. O čia prūdas, kuriame pilna antakių. Mūsų Ogis kažkada ir sugebėjo įlėkti čia, tai buvo visas labai murzinas ir šlapas. Tai dabar stengiamės pro čia neiti šalia. Tos palmės kaip atsispindi gražiai. O prikabintos juostelės ir praktiškai ant visų užrašyta arba tekėro, arba tėčiamos dėmenos. Mes tavęs labai ilgimės. Arenita. Jo, tau kaip miela. Ir liūdna tuo pačiu. Čia vis tiek, kad ir kiek metų gyventume, man tokia egzotika yra, tos visos palmės ir fikusai. Ir šiaip daugybė net, nežinau, pavadinimų ir tiesiog kiek kartų be pasižiūrėtum, kas čia per augalai ar medžiai ir po to neatsimeni, nes tie pavadinimai tokie sudėtingi. Ai, pažiūrėkit, kokio įspūdingo medžio, kokio įspūdingo dydžio medis, einu atgal parodysiu. Ta prasme, wow, tos šakos, didžiulis medis, grožis koks. Ne tik šakos, bet ir šaknys įspūdingas, laikė tokios paviršinės, didžiulės. Nu labai gražu. Nu tikrai tokie kosminiai tie medžiai. Nu tikrai kaip ne iš šito pasaulio. O, kaip fainai šeimyna keliauja. Einam pažiūrėt, gal neišsigas. Gal labai neišgazdinsim, nes šuo toliau. Nes atsargiai. Tai buvo kokios gražuolės. O ne. Neišgazdinau, mažutės. Bet tai per tokį atstumą stovi ir vis tiek. Nu gerai, išeinam. O štai ir mano šeimyna. Sisk. Paprastai čia atvažiuojam savaitgalį, tai čia būna daug šunų. Paimk. O dabar iš vis nieko nėra, mes vieni. Ogi, ateik čia. Ateik. Jau galvojau į kūdrą įlėks.
O čia toks didžiulis, kas čia, pieva ir Gerai, šio. jonas kaip ir padarytas. Ir čia grinai būna pilna šunų. Nu dabar, aišku, mes vieni. Ulė. Ką jūs? Ilsimės. Labai pavargot? Taip. Nuo ko? Nuo laukimo. Manęs laukiat? Kamoliuko. Kamuoliukas yra dievas. Tokia pasaka be galo. Ai, išsidūrė biškį. Nepagavo. Ai, šiek, pailsa. Ne, pareina. Skubidu! Skubidu. Geras šunys. Pastebėjai, kiek daug čia žmonių ir šunų? Pastebėjai? O, čia sarkazmas tavo? Jo, aš irgi kartais būnu sarkazmas. Bet labai Aš kartais. mačiau šunų. Kur? Oi, tai ten pradžioj keli. Bet čia tuščia visai. Taip niekad nėra buvę gal. Tasgi mes rezervavom parką. Mūsų asmeninis parkas. Taip. Klausyk, bet čia neturėtų būti daug lietaus, tik truputį gal rodė. Tai buvo truputį ir lyja. Mes be skėčio, be nieko. O tai dzinas. Jis gali ir per lietų lakstyti, ne? Nu, nebūtinai. Jeigu lyja, tai žinok, jis nemėgsta. Ne, bet jeigu yra kamuoliukas, tai jam visiškai dzinas. Ogi taip? Ponulė, pavargote. Draugas O, žiūrėk, ateina. draugelis ateina. Ogi. Gaudė kamuoliuką greitai. Ne, kamuoliuką pajaus. Niekam neduosiu. Žiūrėk. Apsisuko, žiūrėk. Ne, neįdomu. Nu gerai. Ogi, eik pasisveikint. Ei! Ogi, žiūrėk, draugelis. Eikit pasibendrauti. Ne? Nu gerai. Žiūrėk, nori ateiti pas tave. Ogi. Pavasti iš toli. Nepatiko kvapas. Kasa, tik sėsk. Kuk. Paimk. Pametė kamuoliuką, pražiopsojo. Taip, geras uogis. Niekada negana. Kokia šarka gražuolė. Kaip gražu šiaip. Tikrai būna momentų, kai pagalvoji, kad tai yra sausio mėnuo ir pagauni save, kad tai yra taip šilta ir tiek daug žydinčių gėlių, žalumos. Ir vis tai atrodo dar taip stebuklinga ir keista. Ogi, ten rimtas šuo. Fantastiška grožė. Kovinis. Ui, tik koks miniukas. Kovinis šuo. Gerai, kad Ir pririštas. piktas. O tu užpultų tave. Kovinė dešrelė. Nufilmavai. Ką? Pažiūrėk. Ką? Pažiūrėk. Nu, labai juokinga, kai toks mažas šuo ir toks aršus ir puola ir net šeimininką tampo. Aš suprantu, kad mūsų šuo tampo. Tu mūsų irgi mažas, nedidelis. Nu, pakankamai. Nu, ogi, ką tu fone darai? Nu, labai gražu. Ką jis dar? Pasisioju. A, kas čia bruzgia? Kurio Brūzgintuvas.
Abiejose. Abiejose. Našu, kad jie čia tvarko jį, tai va ten šakos sudėtos. Tai čia gal, žinai, dabargi buvo daug tų audrų visokių vėjų. Tai pritaškė šakų, prilaužė. Pritaškė šakų. Pritaškė. Nu, kai man fantastiškai atrodo, aš negaliu tos erškėtrožės. Čia erškėtrožės, ne? Nežinau, kažkokie krūmai su pumpurais. Krūmai. Rožės. Nu, labai gražu. Aš sakau, tokia visiška ramybės oazė. Labai kažkaip faina visada čia pasivaikščioti. Visai netyčia atradom šitą parką, aišku, toli nuo mūsų namų, bet atvažiuojam kartais tiesiog pasivaikščioti. Nes čia tokia gera atmosfera visada. Ir svarbiausia, kad šuo gali būti palaidas. Tol, kad čia šunų parkas. Šunų parkas? Taip. Kas tai taip ir vadinasi, šunų parkas? Čia. Jūs gal pasisveikint norėjo. Gal kiti nenori sveikintis. Čia bogi. Jaučiu, vaikai eina iš mokyklos. Šiaip faina gyventi prie tokio parko. Ne tik šunį pavedžioji, bet va, eini iš mokyklos, eini per parką. Nu, pastebėjai, kad tik tai bachūrai eina. Panūnėje nėra nė vienos. Šiaip tik tai toksai pastebėjimas. Tu ką nori pasakyti? Aš čia saugiai jaučiuosi. Tu aišku. Dieną. Su tokiu koviniu šuniu. Bet šiaip tai žmonių mažai dieną iš tikrųjų. O man tai vat, visos panos eina aplink parką. Nu, prašyčiau. Tuo, kad mes turim ko bijoti. Labiau negu Tai tu sakei, vyriška tu sakei, giminė. faina po parką, čia iš mokyklos eiti. Nu, ne visiems. Jo, man labai jie gražiai atrodė, kaip ateina labai romantiškai per parką iš mokyklos. Bet aš nežinau pati, ar norėčiau, kad mano dukros eitų. Ne, nu, bet čia, nu, blemba tu pasakyti, ar tai atrodo čia viskas labai saugiai. Aš čia visada labai saugiai jaučiuosi. Čia niekad nesu mačius jokių neiškių tipelių, sakykim taip. Nors čia tų krūmų irgi labai daug tokių visokių. Nu, kodėl dabar bandai sugadinti parko įvaizdį? Nu, mano fantazija lakitai. Ne, nu reikia ir supranti, palaikyti dialogą, oponuoti tavo nuomonę. A, ne? Žiūrėk, kokia pušis. Jie labai ilgi spygliai jos, matai? Spygliai? O spygliai? Nu, aš sakyčiau spygliai. Spygliai, nu tebūnė. Einam pažiūrėti. Tai spygliai ar spygliai, hebra? Nežinau. Vaitikogi. Bet rimtai jie, nu, tokie ilgesni. Plaukai tokie keisti. Geras. Fainai atrodo. Nu, buvo tikrai kitokia. O čia va, normali pušė. Tradicinė pušė, sakykim. Jo, šitas tokios visai kitokia. O štai čia kelios yra tokios ilgais plaukais. Šiaip įdomios atrodo, tokios kūtvelos truputį. Kas čia sakė, kad merginos nevaikščia iš mokyklos? Vaikščia ir merginos. Matai? Matai? Tu bandai mano visą nuomonę sudraskyti į skutelius. Čia viskas yra saugu. Ne, iš tikrųjų, Ispanijoje gyvenant atrodo toks, nu, didesnis saugumo jausmas. Pasakyk. Ne? Gal dėl to, kad dienos ilgumas kitoks, čia daug šviesiau. Lietuvoje dabar, žiūrėk, jau tamsu, ten 3-4. Čia iki 6:30 šviesų praktiškai žiemą. Čia daug faktorių tikriausiai. Aišku, ir nuo rajonų, ir kur tu gyveni, vėlgi skiriasi, bet... Ogi, nusibodo? Kur tu tą kamoliuką buvai kišęs? Ogi, kodėl kamoliukas tavo juodas? Kodėl juodas? Kur tu jį padėjai? Tu žiūrėk, pamesi jo nematysi net. Ką norėtum? Žinok, tek savo pačiam pasimt, parodyk liežuvį.
Parodyk savo liežuvį. Parodyk, murziau tu. Ježiau, koks murzinas. Nu, pasim pats. Aš tai einu. Ate. Ate. Eisi ar ne? Tai aišku, kurgi. Tėtis nuėjo, tai reikia bėgti. Ims po to tėtis ir pabėgs, ir paliks. Tragedija. Tėtis yra svarbiausias žmogus žemėje. O, kokios palmės. Praktiškai kaip palmių puokštė. Ir noriu paimti su ranka. Visas parkas iš tokių alėjų susideda. Tiesiog. Iš supynių. Ne, jis savo ramiai, kokių supynių. Nu, žiūrėk, suriši šitas šaknis dvi ir būna supynės. Negalima taip. Hamakai. Hamakai. Ogi, ką tu? Einam jam duosim atsigert gal biškį ir paskui kažkur eisim tada outside the park. Nu gerai. Tai einam iki mašinos tada. Jo. Oi, koksai kutvėl atvažiavo. Atvažiavo, oi, koks atvažiavo. Va, vandens šuo atvažiavo, koks pūkuotis. Garbanius, gražuolis. Va. Paleisiu. Kiek laimės. Tikras rojus šunims, nu, absoliučiai. Tai kokį minkštutis tas šuo atrodo visas toks kaip debesėlis. Debesėlis? Taip. Rudos spalvos debesėlis. Jo. Žodžiu, jeigu turit šunį arba šiaip norit ramiai pasivaikščioti ir mėgstat šunis, tai šitas parkas yra tikrai fantastiškas ir labai faina. Pasivaikščioti, pabūti, pabendrauti. Automobilį galima pasistatyti čia visur palei kelią. Visur palei kelią. Būna pristatyta. O čia žinai, už savaitgalį. šita aikštelė kam skirta? Kam šita aikštelė skirta? Pavojingiems šunims. Tam taksui, kur ant pavadėlio varė. Tas tai tikrai jau pavojingas. Jo, yra ir uždara aikštelė. Nedraugiškiams šunims. Ir jų šeimininkams pritaikyta aikštelė. Žodžiu, normalūs šunys gali palaidi lakstyti, o papiktinti turėtų apsilankyti čia, pažaisti šitoj zonai. O šiaip tai įspūdingai atrodo ir laistymo sistema, kaip vat yra išvedžiota visur. Taip, nu labai keistai. Čia įaugę net. Eina savo, visur išvedžiota, nu kitaip neišgyventų tie medžiai. Ja. Ogi nori gert? Ogi Jusikai, nori gert? Ką norit, ponas? Ką norit? Dar nori? O tu nori atsigert? Šito pačio? Neturiu gertuvę mūsų. Tave nutiek šito ant dviratininkų takelio. Ups. O visiškai šalia parko yra toks visai gražus gyvenamųjų namų kvartalas. Ir Irish pub net yra. Kas yra labai populiaru. Toksai darbo laikas. Su tokia 3 valandų pietų pertrauka. Rezidencijos. Kaip didžiuliai namai. Čia išties gali išgirsti visokiom kalbom kalbant. Ispaniškai gal mažiausiai. Šiaip labai graži kavinė, su tokiu įdomiu pavadinimu. Norim kavytės? Fantastiškai desertai. Labai gražiai desertai. Norim tos amerikanus paimti? Štai kokio dydžio komplektai. Šiaip jie netaip seniai pastatyti iš tikrųjų. Nu, visas rajonas toksai. San Juan de Alicante.
Ir jūra čia visai šalia šiaip jau. Toks visiškai atostogų vaibas. Visai nebloga kavinė, jeigu būsit netoliese. Ką mes čia turim? Mes turim. Oi, kaip gražiai atsisėdė, gražiuolis. Ogi, ką tu gausi? Mes turim kavos ir turim desertą. Vaišinkis. Ogi, ką tu? Atsigyvo monkas. Stebi situaciją. Pasikasyt nori. Bet kokios skanumo desertas. Čia šokoladainis turbūt. Čia yra braunis. Gerai. Labai skanus. Ir kava skani. Nu, šiaip tikrai skani. Specialty coffee. Specialty coffee. Gerai, kad čia atėjom. Nu tai kiek kainavo? 2 puodeliai juodos kavos ir braunis. Spėkit, kokią kainą? Alikantės. Šoninis rajonas, miegamasis. Bet San Juan. toksai biški prabangus, nes čia vien ekspatai gyvena. Ir? Tai kiek kainavo? Jeigu aš jums pasakysiu, kad šitoj kavinėje espreso kainuoja €30, Tikrais? o mes geriam 2 amerikanų ir 1 braunį valgiam, tai sumokėm 6,90. Tai sakyčiau labai pigiai. Šiaip aš tikėjausi, kad bus brangiau, nes nu čia specialty coffee, ne šiaip paprasta kavinė, ir šiaip skani buvo. Šiaip normaliai. Nu nesakyk, normali kava palyginus kaip Nu, aš tau kokios kavos pasakysiu, būna. specialty coffee turi turėti visokių variantų kavos darimo, o jie neturi jokių ten mandrų kažkokių tai. Jie tik iš aparatų? Jo. Ir pupelių negali pasirinkti ar kažko? Okay. Bet vis tiek kava skani buvo. Tai toks ir specialty. Nu gerai, nesikabinėjom. Žiūrėk kaip gražiai. Geras. Jeigu įvardintum, kur žiūrėt, gal ir pamatyčiau, kas yra gražiai. Dangus. Ai, dangus. Pažiūrėk, debesys prasisklaidė. Nuostabiai atrodo. Aha, jo, matau. Kaip aš to anksčiau nepastebėjau, nesuprantu. Anksčiau nebuvo debesų. Užtat važiuoja kokia gyvatvorė graži. Prieš tai šitą didžiulio kompleksą. Nu, Šiaip graži jeigu jau teritorija. taip tęsti temą, pažiūrėk, koks gražus kranas. Kranas. Nu, negalėčiau labai ginčytis, bet nežinau, didelio kažkokio grožio, kaip ir nematau krane. Kaip įdomiai stato metalinės konstrukcijos. Nepanašu, kad čia būtų gyvenamieji namai, bet rašo, kad gyvenamieji. Tas gražus namas. Labai balkonai faini. Terasos tokios ten didžiulės, šiaip jau gerai atrodo. Ten gal visai ir nieko būtų gyvent. Buvo taip apsiniaujo, dabar saulė išlindo akinių, o už nugarą žiūrėk koksai dangus. Pobaisis. Statybos. Kaip fainai. Man jau buvo pasidarę šalta. Dabar vėl gerai saulė išlindo. Kavos išgėrė ir sušilai. Nuo saulės sušilau, ne nuo kavos. Kad sušilt ne kavą reikia gerti. Arbatą bent jau. O tai ką, kavą žmonės geria? Dėl ritualo, dėl skonio, dėl malonumo. Tu koks čia malonumas, jeigu net nesušyli? Kava labai greitai atšąla. Kame malonumas tada yra? Skonyje ir pačiam rituale kavos gėrimo. Kai geri kavą, bet cukraus skonis, kuo šlikštesnis to pilniau, kaip? Tai yra atsiskleidžia pačios kavos skonis tada. Kaip jis atsiskleidžia? Atsiskleidimo būdu. O tau patinka kavą gerti? Su pienu? Ne. Tau nepatinka pienas?
Ne. Aš esu nusistačiusi prieš pieną. Mes nedraugaujam. Susipykom kažkada vaikystėje ir nebedraugaujam. Vaikystėje. Taip. Kada ta tavo vaikystė buvo? Čia geras. Nu gerai, ne vaikystėje, nu. Kiek buvo? 2 kokie? Blemba, nu. Kokie 30 jau buvo turbūt, kai pieną nustojau gerti. Kavą su pienu tiksliau. O dėl ko tu su pienu susipyko? Dėl ko buvo konfliktas tarp jūsų? Taip, įvyko konfliktas. Ne, iš tikrųjų daug geresnė savijauta gerti kavą yra be pieno. Tai, Nusitaupai biškį? Iškart savijauta tokia geresnė. Kad sutaupai? Tai ne, kad išleidi geresnį savijautą ar kad sutaupai? Nu, kad sutaupai, bet nugi ne dėl to geri. O tai savijauta dėl ko geresnė tada? Virškinimo prasme. Ar tu nori, kad aš smulkiai paaiškinčiau? Kaip faina, kad saulė išlindo. Aš jau galvojau lis, bet ne, tik tai keli lašiukai. Čia yra labai faini medžiai. Jų kamienas visas spygliuotas. Tokiais spygliukais. Šiaip aštrus labai. Fainai atrodo. Ačiū, kad žiūrėjot. Mėly žiūrovai. Nepamirškit subscribinti, palaikinti ir parašyti komentarą, o mes paliksime nuorodą, kur rasti šitą fainą parką. Iki. Iki.